Vienu žodžiu, tai va mes grįžom dabar namo, aš norėjau jums greit parodyti, kiek mes advento kalendorių prisipirkom šiandien, nes aš, žinokit, kadangi aš turiu labai daug visokių testų ir man reikia labai daug mokintis ir dirbti ir sportuoti, žodžiu, aš visai pamiršau, kad iš tikrųjų gruodžio 1 dieną jau beveik nebelieka tų advento kalendorių. Nežinau, net neprisimenu, kaip praeitais metais buvo, bet, pavyzdžiui, dabar buvom 3 parduotuvėse ir iš 3 parduotuvių vienoje tik tai suradom mano sūnui advento kalendorių, nes aš prieš tai nenupirkau, nes kažkaip, nežinau, užsižiopsau, norėjau išlint, nes jį norėjo pats išlint, bet neradom. Tai vien žodžiu, bet dabar aš parodysiu, ką aš gavau šiandien, kokį siuntinuką. Čia atėjo siuntinukas iš Ritualis, aš nežinau, ar jūs žinot šitą firmą, bet čia nupirkau savo dukterėčioms 2 dovanų, kadangi mano dukterėčia turi gruodžio 6 gimtadienį ir pas mus yra gruodžio 6 tokia kaip ir šventa diena, tenais vaikai gauna koines, prikimštą saldumynų ir taip toliau. Tai aš gavau abiem savo dukterėčiom, nupirksiu po tokį rinkinuką iš Rituals. Čia yra taip supakuota, jūs tik pažiūrėkit, ant kiek fainai yra supakuota, ta prasme, pažiūrėkit. Kokia yra pakuotė, va, tai va. Ir dar toks štampas. Čia mano jaunesniai dukterėčiai. Ir čia yra 4 mėginukai, tokie kaip mėginukai, labai faini. Ir čia yra jaunesniai dukterėčiai ir vyresniai dukterėčiai. Tai, belen kokio grožio spalvos ir aplamai net nereikia pakuoti. Pažiūrėkit, jau yra žiauriai gražiai supakuota. Tai va, po tokį rinkinuką. Čia atėjo šitoj dėžėjai. Pačia, aš ją atidariau, kad patikrinti, pasižiūrėti ir dabar vėl dedu atgal, ją užkliuosiu ir siūsim mes joms į namus ir dar nupirkau joms va po tokį. Pažiūrėkit, tu žiūri juokingas. Daiktas čia dabar naujas atsiradęs iš Kinder. Tai va, atidėsiu ir po tokį, va vienai ir kitai. Nežinau, galės įsirinkti pačios. Ir iš tikrųjų gavau korteles užrašyti ir čia tiesiog įkišti. Na, žiūrėsiu, kaip čia bus. Čia va, tai va gražiai užsidaro, užsiklijuos. Žodžiu, užsiklijuos ir išsiųsim, nes noriu iki 6 dienos, kad ateitų, o šiandien jau yra 1. Ir prisipirkom dabar to advento kalendorių. Dabar visi atidarysim, aišku. Tai čia yra mano sūnui, iš Milkos šiandien pirkau. Čia mano draugas užsisakė iš internetu būtent. Čia yra kavos advento kalendorius, čia yra visokiausių rūšių kava. Mes turim tą kavos aparatą ir nupirkom Belai, nupirkom advento kalendorių, štai va tokį iš Trixie. Mes norėjom kitokį, bet buvo tik tai šitas likęs, aišku. Ir pažiūrėkit, ką Lidl mano draugas surado. Aš ir šiandien atidarysiu pirmas dureles iš savo My Müsli advento kalendoriaus. Netidarysi visko per vieną dieną. Nu, man atrodo, čia bus paprastas saldainis toks, ne? Ai, nėra forma. Guck mal, wie sie guckt. Oh, wie süß. Das ist die Mini-Gläser. Okay. Sauerkirsch, Konfitüre. Das kann ich heute essen. Mit Brot. Ach, das ist cool. Mach mal auf, weil du isst das sowieso. Ah, das ist ganz normale Marmelade. Mhm. Was hast du gedacht? Ich dachte, das ist Honig. Das gibt auch mit Honig. Ah, okay. Čia yra paprastas tas tokia kaip uogienė. Gerai, dabar kava. Ah, das macht man so auf. Aš net nežinau, kur mums reikės visus tuos advento kalendorius sukišt. Wow! Pažiūrėkit, geras, kaip atrodo. Hoffentlich ist das das, was wir haben. Oh, wie süß. Oh, das ist eine Puzzle. Da kann man einen Puzzle machen. Ja, das macht man so wieder rein. Oh, wie cool. Ja, also. Und, wie sieht das aus? Ja, cool. Va, paprastai iš tikrųjų tokia kavos kapsulė, man atrodo, vadinasi čia jinai. Dabar aš atidarysiu savo, aišku, čia pas mane. Čia mano, tai aišku, nieko čia labai stebuklingo nepamatysit, nes aš jau nežinau, kelintus metus turiu šitą advento kalendorių, čia yra paprasčiausiai porridge. Ir dabar Odadu. Bella? Adventskalender? Wo ist Adventskalender? Ja, Baby! Ja! Adventskalender, Bella! Mach ihr auf? Jūs matėt, kaip iškart, jinai žino jau, kas yra adventskalender. Čia, das ist alles verpackt, okay. Tai jinai šiandien gaus tokių skanėstų, visą pakelį netgi. Čia yra skirtingi. Das gibt ihr einfach alles, ja.
Na štai, žiemų atėjo. Bela pasiėm dabar. Ir dabar važiuojam su Bela į kalną, kad būtų daug sniego, nes labai noriu pamatyti daug sniego. Šiandien man reikia susitvarkyti namus, bet noriu papuošti jau šiek tiek. Dėl eglutės, nežinau, kad rytoj papuošiu eglutę. Man reikia dar mokintis. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Oh my god. Aber die haben schon mal geräumt. Hätten die nicht geräumt, könnten wir nicht schaffen. Tikra žiema. Viskas susimaišė. Dangus su žemė susimaišė. Viskas balta. Žiūrėkit, kaip atrodo viskas. Atrodo, kai suplakta grietinėlė būtų užpurkšta. Wow. Mes einam dabar tenais į... Žiūrėkit, eik tu savo, kaip fainai. Pafilmuosim biškį Instagramui. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Ten viskas balta. Ir ten belenkiek sniego ant tų pušų. Ar kaip čia vadinasi tie medžiai? Eglių tų. Kaip vėl atrodo vis. Pasidariau pusryčius, aišku, Matui buvau padarius pusryčius, jis jau pavalgė. Mano pusrytukai, reikės baigti dar valgyti. Pažiūrėkit, kaip fainai balta viskas laukia. Tai aš net neįsivaizduoju, nuo ko man pradėti, aš dabar noriu visų pirma pavalgyti. Šiandien iš tikrųjų noriu daug ką padaryti. Man reikia tvarkytis, man reikia įsisiurbliuoti grindis, įsiplauti grindis, įvalyti langą. Ir tada pradėti jau dekoruoti visus namus, eglutę neštis iš apačios. Mano draugas atnešė dėžę dabar kalėdinę vakar. Ta visą su kalėdiniam dekoracijom, bet eglutės dar ne. Tai ir kas yra žiauriausia, man reikia mokintis. Jūs net įsivaizduojat, aš turiu gal kokius... Iš kiekvienos temos, ką mes mokinsimės, tai kiekvienas atskira pamoka, tai yra 2 atskiros pamokos, kur kitą savaitę, tiksliau 3 netgi, 3 testus turėsim kitą savaitę. Tai bet dviejiems tik tai galima mokintis, nes tiek tas kitas iš vokiečių kalbos, tenais tu nieko negali tenais iš tikrųjų labai mokintis. Tai man reikia iš tų 2 temų apie po 10 lapų išmokti informacijos. Nes beje, vakar gavau savo medicinos, gavom pažymius, tai labai gerą pažymį gavau. 1,6, tai yra, čia yra nuo 1 iki 6. 6 labai retai kas gauna, bet čia 1 yra geriausias pažymys, 6 yra prasčiausias. Nesitikėjau, kad tokį gerą pažymį gausiu, tai bet dabar labai džiaugiuosi. Einu valgyti toliau ir tada galvosiu, ką veiksiu, kaip planuosiu savo laiką, kad kuo daugiau galima būtų padaryti. Nes laukia žiauriai stresinė savaitė kitą savaitę. Žodžiu, susitvarkiau namus, smaudžiau, persirengiau. Ir dabar laikas tiek pradėti viską puošti. Sprendžiau, kad aš nerodysiu vis dėlto, kaip aš dabar statau tą eglutę ir ją puošiu, parodysiu galbūt vis dėlto jau patį galutinį rezultatą, nes aš kiekvienais metais stengiuosi nufilmuoti, kaip aš tą eglutę papuošiau ir taip toliau, bet žinokit, man tiesiog neužteks nei kantrybės, nei jėgų, nei laiko. Ir iš tikrųjų kiekvienais metais vis yra pas mane tas pats. Tai žodžiu, dabar persirengiau į patogesnius drabužius. Taip pat, o dabar darau pizzą. Iš tikrųjų, šią pizzą jau esu dariusi ne vieną kartą ir Matas kažkaip irgi labai nori tos pizzos. Aš labai, kadangi daug laiko neturiu, tik tai savaitgalį mano yra tokie laisvesni, o šitai pizzai šiek tiek laiko reikia. Tai aš tiesiog šiandien nusprendžiu vis dėl to padaryti, nes jau seniai nedariau. Ir dabar aš įdėjau čia mėlių, sumaišau su tokiu šiltu vandeniu tas mėles, kad jos ištirptų visos ir tada dėsiu 200 gramų speltos miltų, bet ne pilno grūdo šį kartą, nes pilno grūdo dėja neturiu. Bet šiaip tai mes darom su pilno grūdo speltos miltais ir žinokit, labai Matui patinka, netgi su pilno grūdo. Čia įdėsiu šiek tiek druskos, šiek tiek cukraus, labai nedaug cukraus dėsiu, aš tikrųjų cukraus nežinau, ar turiu, bet vien tik tai dėl to, kad mielės geriau iškyla tada, ta prasme, tešla geriau iškyla. Ir tada dėsiu valgomą šaukštą aliejaus. Vieną. Viską reikės padaryti į tokią vientisą tešlą ir tada iškočiot. Ir aš turiu tik tai tokį butelį stiklinį, žinokit, neturiu kočioklioto, tai reikės kažkaip improvizuoti. Beje, verdu pomidorus, čia šiek tiek druskos įdėjau. Aš darau padažą pati ir aš pomidorus iš tikrųjų jau galima nuimti, nes nereikia jų iš viso ilgai virti. Aš jos paskui dedu į tokį, aš turiu tokį dalyką, paskui parodysiu ir darau pati padažą. Visiškai paprasta.
Tai, žodžiu, dabar aš norėjau jums nufilmuoti, kaip aš tą padažą darau ir man nieks nenusifilmavo, tai dabar va, rodau. Čia jau dėti yra pomidorai į vidų. Reikia tiesiog kelis kartus paspaudinėti ir jau žinokit pasidaro visiškas padažas ir iš tikrųjų labai yra fainai, nes labai greitai pasidaro ir čia tešla ilsisi ir padažiukas štai. Tai labas rytas. Mes atvažiavom šiandien į mišką. Šiandien yra sekmadienis ir dabar yra 8 laipsniai šalčio. Buvo prieš tai, kai atsikėlėm 10, bet pažiūrėkit, kaip viskas atrodo, ta prasme, man tai čia. Tai tiek, kad telefonas viską, tos medžius labai tamsiai filmuoja, aš nesuprantu dėl ko. Nes iš tikrųjų tai medžiai yra šviesesni. Wow. Čia labai fainai. Taip įdomi iš tikrųjų, nes aš čia jums kiekvienais metais vis filmuoju, kai mes čia su Bela vaikštom ir jūs, man atrodo, jau matėt, kaip čia atrodo viskas vasarą, kaip čia atrodo viskas rudenį ir kaip atrodo dabar. Eikti savo, čia neįmanoma nepraeit, pasižiūrėkit. Antiek yra daug sniego. Tai žodžiu, mes dabar su draugu atarnėjom savo advento kalendorius ir pažiūrėkit, noriu pagaliau sutvarkyti tą kampą, kad tenais nieko nebūtų jame. Ir galvau, išmesiu kaip tik čia tas dėžes ir pažiūrėkite, kaip yra supakuotas tas advento kalendorius iš My Muesli. Beje, aš 2 dienas netgi pamiršau atidaryti. Dabar turiu tiek daug muesli, o šitas kalendorius yra supakuotas viskas padaryta iš popieriaus. Yra visiškai popierinė dėžė. Ir aš dabar viską čia sulankstysiu, kad galima būtų gerai išmesti į popierių. Ir eisiu tvarkytis, nes, pažiūrėkit, dekis čia guli ant stalo, dėl to, kad mes jį įskalbėm ir mes jį džiovinom 3 kartus. Aišku, čia yra žiūri negerai, nes labai daug energijos naudojo, elektros, bet jis yra toks storas, kad jis tiesiog neišdžiuvo mums kitaip. Ir tai jis buvo šiek tiek drėgnas, tai mes vakar jį uždengėm čia tiesiog ant stalo. Kai susiurbliuosiu sofą, jis susitvarkysiu, jis eis ant sofos, tiesiog užmesiu šį. Ir kad galima būtų tiesiog užsiklot ir eisim tvarkytis, sirbliuotis, darysiu paskui kepsiu pyragą obuolių ir, žodžiu, Matas beje serga. Jisai turi koroną, bet jis jaučiasi iš tikrųjų gerai, nėra jam nei temperatūros, tik tai šiek tiek nosis ir gerklė. Tai sveikučiai visi. Tai tik įsimaudžiau, apsirengiau. Šiandien neturėsim jokių svečių, iš tikrųjų mano draugas netgi yra išvažiavęs pas savo tėvus, bet ten yra tik tai jo sesės dabar namuose, tai jo tėvai yra išvažiavę į Turkiją, bet jisai dabar vis tiek nusprendė porai valandų tenais nuvažiuoti, nes jo sesė dabar iš Frankfurto, kur tenai gyvena Frankfurte, yra pas juos kaip tik. Jisai čia atvažiavus, tai jisai nusprendė irgi tenais nuvažiuoti, bet tik tai porai valandų. O aš per tą laiką galvau užsimaudysiu ir pradėsiu gaminti obuolių pyragą. Šiandien yra kūčios, mes kūčių nešvenčiam taip, kaip Lietuvoje mes anksčiau švęsdavom kūčias. Ir nešvenčiam taip, kaip vokiečiai švenčia. Nes man vokiečių šventimas, kaip vokiečiai kūčias švenčia, tai žinokit, yra... aš nesuprantu to šventimo. Vokiečiai, jie susirenka, ten vyrai, tarkim, aš nežinau, ar moteris irgi taip daro, bet susirenka ir jaunimas ir eina, geria alų, prisigeria tenais, kiek visokių nesąmonių paskui mieste būna. Tai kūčios tai yra jų gerimo diena, alkoholio vartojimo diena. Tai pas mus Lietuvoje taip nėra, mes tikrai švenčiam ramiai su šeima ir per Kalėdas ten susėdė su šeima gal prie vieno stalo kažkokio tai vyno ar kažko, per kūčias galbūt taip pat kokią vyno taurę ar kažką, bet tikrai nesusirinkti su draugais vien tik tam, kad pagerti alučio. Nežinau, man kažkaip keista yra čia jų tokios tradicijos, man iš vis čia labai ir keista, kad jie sveikina žmonės su kalėdom jau per kūčias, jie neturi tokio dalyko kaip kūčios, kaip mes, pavyzdžiui, pas mus yra šventos kūčios ir tada jau kitą dieną šventos kalėdos, o čia yra kalėdos, šiandien yra kalėdos jau. Ir jie šiandien atpakuoja beje dovanas vakarais. Nežinau, ar jūs taip Lietuvoje irgi darydavot kai kurie. Aš iš savo bent jau vaikystės prisimenu, kad mes per Kalėdas 25 dieną, Kalėdų rytą atskeldavom visi ir rasdavom po Kalėdų eglute dovanas ir jas atidarydavom. Tai pas mus irgi tai bus. Aš dabar sėdžiu čia va prie staliuko atsisėdus, grožiuosi savo eglute. Pyragas jau yra iš tikrųjų, pyragas jau yra orkaitėj, nieko nenufilmavau jums kaip jį gaminau. Iš tikrųjų, receptas nėra labai sudėtingas, labai yra lengva padaryti. Tai aš per tą laiką, kol dariau pyragą, kalbėjau su savo mama,
susiskambinom, nes šiais metais jinai neatvažiavo. Tiesiog susiskambinom, tai dabar pašnekėjom. Ir aš, sakau, per tą laiką pagaminau tą pyragą ir dabar jisai orkaitį galėsiu parodyti, kai ištrauksiu, kaip jis atrodo. Jisai šiek tiek kitaip atrodys ir man atrodo šiek tiek mažiau jo šiais metais bus, nes aš kažkaip mažiau tešlos padariau. Bet turėtų būti skanus, o rytoj bus kalėdos, rytoj atvažiuos mano sesė, rytoj bus daugiau ir maisto, man atrodo. Mes čia ruošiamas tokį dalyką daryti, ką mes darėm per metus. Dabar einu, dar pažiūrėsiu, kaip atrodo pyragas ir susitiksime kitame kadre. Jūs tik pažiūrėkit, kaip jisai kvepia ir kaip jisai atrodo. Aš dėjau čia specialiai dar riešutų. Wow. Lyg dabar truputį palauk, kol jisai atvės. Ir tada galima bus jį atidaryti. Aš jau viską pasirašiau. Labai daug popieriaus suradau, net buvau pamiršus, kad aš jau jo turiu. Ir dar 2 tokie va, pilni. Dabar yra nauji nupirkti, bet nieko tokio, nes juos galima panaudoti ir kitai progai, ne tik tai kalėdoms. O aš vis dėlto nusprendžiau naudoti kalėdinį popierių būtent. Nes kalėdinį popierius tu nepanaudosi kitom progom. Tai aš miške prisirinkau štai tokių tikrų eglių šakelių, kurias dėsiu į kiekvieną dovaną. Man taip gražiau atrodys. Ir nežinau, aš tikrųjų galėčiau netgi parodyti, ką aš matai nupirkau. Bela irgi labai susinteresavus. Tai iš tikrųjų labai kažkokių daug ypatingų dalykų čia nėra. Čia, pavyzdžiui, nupirkau tokį blizoną, čia yra paprastas juodas blizonas, nenoriu dabar jo išpakuoti, su tokiu anime, su kapišonu jisai yra, užsakiau aš jį iš H&M. Čia yra ausinės, Matas gaus štai... Žodžiu, Matas gaus tokias ausinės dovanų nuo mūsų su Rahanu. Čia va, paskui aš jam pripirkau visokių dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, prausti veidui, nes kadangi jisai paauglys ir turi spogų ant veido ir jisai tikrai, jam reikia tokio būtinai prausiklio, tai aš nupirkau būtent tokį. Aš tikiuosi, kad jam tiks. Ir paskui nupirkau štai tokį lūpų balzamą, dėl to, kad jam pastoviai lūpos būna sausos žiemą. Paskui nupirkau štai tokių smulkmenėlių. Čia į vonę būtent. Čia yra vonios putos. Ir jo, tiesiog. Dar vienas vonios putos. Ir ką dar, man atrodo daugiau kaip ir nieko iš tokių smulkmenėlių nėra. Ir geriausia dovana, tai jam, tiksliau tos ausinės irgi labai gera jam bus dovana. Ir štai, ką aš jam dar nupirkau, tai yra šitie batai. Nes jisai jų norėjo, jau seniai iš tikrųjų. Tai čia yra bateliai štai tokie, aš tikiuosi, kad jam patiks. Tai aš juos supakuosiu. Jo. Tokios iš tikrųjų dovanos, kur tikrai gali prireikti. Dabar eisiu pakuoti, žiūrėsiu dar filmą. Ir jo. Bela irgi visko domisi. Beje, jinai gaus irgi dovanų nuo Kalėdos senio. Štai. Tokį kaulą. Čia yra sūrio kaulas, čia yra labai gerai šunims kramtyti, jie taip automatiškai valo dantis ir jinai savo jau yra 2 sukramčius, jie yra nulūžę, susikramtę, tai vat naują kaulą gaus. O, geliu! Das ist cool. Na ką, po truputį ruošiuosi iš tikrųjų. Čia pasirašiu šiek tiek dalykėlių. Mūsų raclette, nežinau, ar jūs žinote, iš tikrųjų Lietuvoje, aš nežinau, ar šis toks dalykas egzistuoja, bet Vokietijoje tai yra labai populiaru per naujus metus ar per kalėdas. Tai šitą dalyką padariau pati. Čia yra toks kaip ir
padažiukas, nežinau, tokia užtepėlė. Būtent galima dėti ant picos tešlos ar galima tiesiog su šitais čipsais valgyti. Tai čia pašildžiau papriką šiek tiek orkaitėj, džiovinti pomidorai aliejuje, bazilikas, prieskoniai, druska ir viskas. Ir viską sumaliau, nežinau, susmulkinau, padariau padažą. Ir tiesą sakant, mes jau esame pasiruošę, laukiam dabar svečių. Čia yra ta raclette, kur aš sakau, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, nes aš net nežinau, Lietuvoje yra toks dalykas. Susitvarkiau namus, mano švieselės. Tai, žodžiu, o aš atrodau už tai taip, čia yra iš tikrųjų, aš jums šito dalyko nerodžiau. Šitą daiktą nusipirkau, užsisakiau tiksliau iš H&M-o. Tai ir tapkės irgi, čia yra naujos tapkės mano, irgi užsisakiau iš H&M-o. Tai žiauriai fainas dalykas, nes aš iš tikrųjų ieškojau labai daug kur, žiūrinėjau internete, kur aš galėčiau tokį dalyką nusipirkti. Čia yra štai su tokia guma. Aišku, čia yra šiek tiek per laisva man ta guma, bet nesvarbu, aš jį nešiosiu tik tai taip, kartu su šituo megztinuku. Ir labai patogu ir iš tikrųjų šiltas komplektukas. Sveikučiai visi. Šiandien yra 25 gruodžio, tai reiškia, kad šiandien yra kalėdos. Sveikinu visus su kalėdom. Aišku, jūs pamatysite šį video jau po kalėdų, bet vis tiek. Taigi prisėdau čia savo įprastoje vietelėje, nes norėjau tiesiog su jumis pasisveikinti. Kaip jau tradiciškai, beveik kiekvienais metais, tiesiog pašnekėti su jumis čia atsėdus apie vienus ar kitus dalykus. Tai žodžiu, šiais metais iš tikrųjų kalėdos, bent jau man, yra šiek tiek kitokios, nes ir Matas yra didesnis, jam yra dabar 14 metų ir aš iš tikrųjų keistai jaučiuosi dėl to, kad jisai reaguoja ir kitaip į dovanas ir mes keliamės šiek tiek vėliau. Anksčiau, kai jisai buvo mažesnis, jisai atsikeldavo kokią 6 ryto gal ir aš turėdavau iš karto tada šokti iš lovos, kad galėčiau nufilmuoti, kaip jisai reaguoja į savo dovanas. Bet šį kartą mes miegojom vis iš tikrųjų ilgai, nes mes kažkaip dabar susivėlinam. Bela nori savo žaislą. Matas iš tikrųjų atsikėlė šiandien irgi vėliau. Jisai šiek tiek anksčiau atsikėlė negu mes, bet jisai laukia, nes jisai žino, kad aš kiekvienais metais noriu nufilmuoti, kaip jisai išpakuoja savo dovanas. Tai šį kartą, šiais metais nelabai pavyko man su dovanom, nes aš jau tiesiog nebežinau, kam pirkti, nes tiesiog yra labai sunku išrinkti jam kažkokią tai gerą dovaną ir aš labai norėjau, kad būtų paglutę daugiau dovanų, dėl to aš supakavau jam tokias smulkmenėlės, kur iš tikrųjų jam šiaip galėjau nupirkti ir paduoti, ne kaip dovaną. Nes jisai tikėjosi kažkokios tai labai tenais, na nežinau, kalėdinė dovana jam yra kažkas tai daugiau negu bliuzonas ar veido prausiklis. Aišku, čia yra normalu, bet aš vis tiek supakavau tuos dalykus dėl to, kad aš tiesiog norėjau turėti daugiau dovanų po eglutę. Mes jam padovanojame ausinės, AirPods, jam jau labai reikėjo, nes jis pas tai paimdavo iš manęs ir mes tada ginčydavomės, kas ilgiau jas turės, nes aš kadangi einu tikrai labai dažnai sportuoti, man reikia būtinai ausinių, o jisai, pavyzdžiui, žaidžia savo VR, su savo VR akiniais ir jam irgi reikia tada ausinių, nu, vien žodžiu, tai dabar išspręsta problema, jisai dabar turi tos ausines ir aš jam nupirkau tos batus, kur aš jam rodžiau. Jisai kažkada buvo užsiminęs, kad jis labai norėtų tų batų ir kažkaip apie tai daugiau nebekalbėjo. Bet aš galvojau, padarysiu jam staigmeną ir nupirksiu tos batus, tai žinokit, kaip jisai sureagavo. Jisai pasakė, kad jam tai yra visiškai nereikalinga dovana, nes tai yra pervertinta ir kad tie batai tiesiog yra per brangus ir kad jisai tikrai neleisų tiek pinigų ant batų. Tai mes, gerai, kad aš pirkau per internetą iš ASOS, galėsim tos batus grąžinti atgal ir jie kainavo beveik 100 eurų, tai tuos pinigus galėsite išleisti tiesiog savo, tam, kam tiesiog daiktui, kurio jam tikrai reikia. Tai jis įsirinko tiesiog klaviatūrą savo kompui. O dėl pačių kalėdų iš tikrųjų laukiame dabar svečių. Atvažiuos mano sesė su viena iš mano dukterėčių, nes kita dukterėčia, jinai dabar yra pas mano mamą Lietuvoje. Keliom dienom nuvažiavo jos aplankyti, kadangi mano mama negalėjo pati pas mus atvažiuoti. Tai bent jau jinai nuvažiavo jos aplankyti, nes mes negalim važiuoti, nes mano draugas, jisai neturi atostogų, aš tik tai turiu atostogas. Tai
tai mums neišeina. Taigi, labą dieną. Pažiūrėkit, ką aš atsinešiau iš apačios. Atsinešiau šią dėžę, nes šiandien noriu nupuošti eglutę, noriu sudėti visus daiktus kalėdinius, visas dekoracijas į šią dėžę. Šitus vainikus. Žinokit, man kažkaip visą laiką taip yra, kad aš dabar paskutiniu metu, paskutinius porą metų po kalėdų, beveik visą laiką noris iš karto nupuošti visas dekoracijas. Eglutės man nebesinori, nes man kažkaip, nežinau, nuotaikos tiesiog nebėra kalėdinės. Ir dar vienas dalykas, kas dabar pas mus šiuo metu Vokietijoje yra, tai yra oras. Žinokit, nežinau, oras yra labai geras. Ir visiškai nežiemiškas. Dabar jaučiasi, kai būtų kokia, nežinau, 13 laipsnių šilumos, kas man visiškai nesutampa su kalėdom. Ta prasme, su šventinėm dienom man visiškai nesutampa ir man dėl to norisi visų tų kalėdinių dekoracijų atsikratyti. Tai va, tokie reikaliukai. Mes su draugu šiandien iš tikrųjų labai ilgai miegom, beveik 10 valandų, kas yra tikrai labai man neįprasta, bet aš labai nesąmonės tokias sapnavau ir mes vėlai labai nuėjom vakar miegoti, mes iš tikrųjų dabar kiekvieną dieną einam kokią pusę pirmos užmiegam, nes kadangi atostogas man ir jisai turėjo daug laisvų dabar, jam nuo šiandien prasideda jau darbas. Vakar su jumis bandžiau pašnekėti, paplepėti, atsisėdusi savo tą vietelę įprastą, bet atėjo pas mane svečių ir turėjau išsijungti, tai nebaigiau su jumis šnekėti. Dabar kol kas sakau iki ir susiksime kitame kadre. Štai, mano visas kampas sutvarkytas, nėra eglutės, nėra jokių lempučių, nieko. Čia va tą monsterą dabar padėjau, aišku, jinai čia nelabai dabar tinka, bet nuždėsim, dabar kol kas laikysiu čia. Ir va, nuėmiau visus vainikus, galima sakyti, visas dekoracijas nuėmiau. Ir viskas, nebėra man tos kalėdinės nuotaikos, aš su draugu jau stengiamės po truputį keisti mitybą. Mes abu atsisakėm dabar mėsos, aš vėl būsiu vegetarė, buvau pradėjusi mėsą valgyti dėl savo hemoglobino kraujyje, bet pas mane viskas susitvarkė ir tiesiog reikės dabar, kai nustosiu vėl valgyti mėsą, reikės stengtis valgyti daugiau daržovių. Ir aš geriu vitaminus, tai aš labai tikiuosi, kad man nesuprasties, mano hemoglobinas nesumažės kraujyje. Tai va, stengsime dabar su draugu, kaip jau sakiau, keisti mitybą, ją gerinti ir, žodžiu, tai va. O dabar einam daryti valgyti ir susitiksime kitame kadre. Pažiūrėkit, koks dangus eiktų savo. Aš galvoju, kas čia per šviesa tokia įeina per mūsų žalizės. Atrodo viskas taip rūžava. Dabar išjungus tą šviesą, pažiūrėkit, ant kiek auksinis dangus. Ir pažiūrėkit, kaip įsitaisis mūsų šuniukas. Oi, kokia mėlyvė, aš negaliu. Baby. Baby. Aš buvau maudytis tik vonioje ir jinai prieš tai miegojo ant sofos pas mus kambarį, svetainiai, ir aš galvoju, kad tenais ir miega. Aš ateinu čia į mūsų miegamą, žiūriu, kad jinai visai įsitaisis per viduriuką. O, kažką pamatė. Baby. Alice is good. Tai man atrodo savęs dabar tik pamatė, nes priešais ją yra veidrodis. Na, žodžiu, aš apsirengiau jau. Įsimaužiu, dar reikia veidą pastepti būtinai su kremu. Ir važiuosiu apsipirkti. Tai kai apsipirksiu, parodysiu jums, ką pirkau. Tai, žodžiu, aš tik grįžau iš parduotuvės ir iš tikrųjų žinau, kad jūs mane nelabai gerai matote, bet nėra kitos išeities. Pas mane virtuviai yra prastas apšvietimas ir aš dabar noriu kuo greičiau užkrauti visus dalykus ir jums parodyti, nes yra daug dalykų, kuriuos reikės dėti į šaldytuvą ir šaldiklį. Tai pradedu. Tikrųjų, tai tikrai nemažai apsipirkau. Pirmiausia, pradėsiu gal nuo bio parduotuvės. Buvau bio prekybos centre. Bio prekių, maisto prekių prekybos centre. Ir tenais taip pasiėmiau tokių žirnelių. Čia draugas užsisakė, paskui savo pasiėmiau štai tokių pupelės, tokios kaip pupos, kaip sojos pupelės. Nu, irgi šaldytos.
Čia jau grinai savo pasiėmiau, nes man labai patinka. Tada paėmiau rūkytos tofu, paėmiau avinžirnių, pasiėmiau savo mėlynių, tiksliau čia yra ne mėlynės, o šilauogės šaldytos. Pasiėmiau 3 pokelius pieno. Iš tikrųjų tai labai sunku yra įsirinkti pieną, nes pienas arba yra su saulėgrąžų aliejumi, arba ten yra visokių keistų dalykų, kur aš net nesuprantu, kas įeina. Ta prasme, įeina keistų dalykų, kur aš net nesuprantu, kas ten yra, todėl aš nepirku, stengiuosi nepirkti. Dabar paskutiniu metu tikrai stengiuosi pirkti geresnį pieną, pieno alternatyvą, tai nusipirkau sojos pieno. Ir jisai yra be cukraus būtent, ir į jį įeina tikrai labai nedaug ingredientų, tai yra tik tai 3 ingredientai. Ir reikia tikrai pirkti pieną pakaitą, kad būtų kuo mažiau ingredientų. Negaliu ištarti žodžio. Tai nusipirkau tokius 2 pokelius ir pabandymui pasiėmiau avižų pieno. Ir aš jį pasiėmiau vien tik dėl to, kad jisai yra be aliejaus. Ėmiau štai tokio avižų pieno. Dar vienas maišas. Pasiėmiau dar natūralios tofu. Tai čia yra grinai natūralus tofu. Darysim su draugu, su teriyaki padažu tokius į salotas. Ar, nu žodžiu, tikrai galima visur sugalvoti kur dėti. Tada pasiėmiau į tokių salatėlių, tokių. Jos beje buvo nukainuotos. Tai kadangi bio parduotuvės yra žiūrėjau viskas brangu, tai galvojau pasimsiu tokių, nes žiauriai yra skanu iš tikrųjų į salotas. Tada pasiėmiau štai tokias 2 paprikas. Paėmiau 1 agurką. Pasiėmėm, šį kartą nupirkau 1 cukinį. Tik taip 1 pirkau dėl to, kad nežinau dar ką tiksliai su ją darysiu. Nenoriu prisipirkti per daug daržovių, kurių paskui mes nenaudosim, todėl nupirkau tik tai 1. Ir tada pasiėmiau štai tokį mažą kopūstėlį, šitą violetinį. Aš nežinau, kaip jisai vadinasi lietuviškai. Tada pasiėmiau bananų, štai pasiėmiau datulių, tada pasiėmiau morką, aš paėmiau tiesiog 3 morkas ir paėmiau kiaušinį, paėmiau tokius tiesiog bio kiaušiniai. Dar turiu 1 maišą, tai pasiėmiau dar pomidoriukų, tai tokie, dar ten šiek porą yra viduje, 2 avokadų, paėmiau kalafiorą, susigundžiau šviežio. Ir dabar gali būti, kad aš buvau visa susiliejus, nesusifokusavus. Nu, žodžiu, tai tiek būtų iš bio parduotuvės ir bio parduotuvėj sumokėjau už visus šitus daiktus, kuriuos dabar aš jums parodžiau. Kem 9 eurus, šiam 9 centus. Tai nusipirkau Lidlį tiesiog, o tokį pokelį nedidelį. Čia yra bio tie obuoliai. Ir nupirkau dar Lidlį štai tokių imbierinių, aš nežinau, ar jie vadinasi imbieriniai, bet man atrodo tikrai žinot, kas čia yra. Tai vat mažą pokelį ir didelį pokelį. Ir viskas, tokie pirkinukai. Tai žodžiu, dabar viską sudedu greitai į šaldytuvą ir persirengiu patogiai ir nežinau, ką veiksiu. O jums sakau, iki ir susitiksime kitame kadre. Was? Da stehen schon Preise. Guck mal, Martin. Ja. Das ist die Minibar. Oh, geil. Gummibärchen kalt. Wir haben doch schon kalte Sachen. Wo ist denn der Koffer? Da im Koffer ist alles drin, was du brauchst. Auch Twix? Orangina, Schokolade. Echt jetzt? Orangina? Alles, was du willst. Außer Chips, die habe ich vergessen. Na ką, sveiki visi. Šiandien yra 31 ir šiandien mes atvažiavom į viešbutį. Čia iš tikrųjų mūsų mieste yra tas viešbutis, mes tiesiog norėjom kažko tai naujo. Nusprendėm tiesiog atvažiuoti čia pabūti 1 naktį ir pažiūrėti. Aplamai norėjom šitą viešbutį jau seniai atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Ir paskui eisim maudytis. Ir dabar noriu parodyti mato kambarį. Tai čia yra vien tik tai mato kambarys. Jisai čia vienas bus su Bela kartu. Čia yra vonios kambarys. Belas jau kamoliukas mėtosi. Tenais jūs yra atsigerti. Mes padėjom jai čia, kad nesušlapinti grindų. Tai vonios kambarys yra tikrai nemažas palyginus kaip vienam žmogui. Čia aišku, 2 žmonės irgi gali gyventi. Tai va taip atrodo. Paskui dušas. Veidrodis didelis. Čia toks staliukas, telikas, yra internetas ir mato lova. Ir... Wir machen mal einen Hashtag.
Štai vaizdelis. Ach, das ist auch jetzt falsch. Čia gali Bela išeiti bet kada pasisioti pakakoti. Ir prie mūsų, prie jo kambario yra va čia va už sienos mūsų iš karto kambarys. Tai mes čia ateisim pažiūrėti ferverkų, mes eisim čia žiūrėti iš tikrųjų ferverkų. O dabar eisim mes į savo kambarį ir parodysiu kaip mūsų kambarį, bet man atrodo bus lygiai taip pat kaip ir čia. Nebus jokio skirtumo, man atrodo, didelio. Okay, komm, gehen wir. Wir können dann von unserem Zimmer Mattes Zimmer besuchen kommen. Und wenn wir jetzt in unser Zimmer gehen? Ja, perfekt, klar. Bleiben wir dann wie gut das Internet ist. Ja. Und dann Oh, das Internet ist gut. Ich ziehe mich auf jeden Fall schon um. Dann gehen wir zum Oder, ja. Wir gehen dann zum Schwimmen. Atėjome į mūsų kambarį, čia iš tikrųjų viskas atrodo taip pat, tik tai, kad kitoje pusėje siena yra. Štai tenais parašti yra mūsų halatai ir rankšluosčiai, kurių mums reikės keisti maudytis į baseiną. Vonia irgi atrodo lygiai taip pat. Štai viskas yra iš tikrųjų taip pat. Dušas. Tokie mėly, nedideli kambariukai. Veidrodis, čia yra visokių dalykėlių, kurių mes nenaudosime. Čia dar kažko. Ai, čia yra seifas, tenais, man atrodo, ai, čia stalčiai. So, ja. Bisschen mehr Licht. Mehr Licht. Und jetzt gehen wir, bitte Tür nicht kippen. Danke, hä? Wieso? Kaputt wahrscheinlich. Oh, scheiße. Ich mach dann einfach, ich lasse die auf. Wir machen Stoßlüften. Nein, es reicht mir nicht. Naja, egal. Ich gehe Matas besuchen. Dann wird's Bella Vincent, oder? Hallo. Hallo. Štai kaip atrodo mūsų. Ir čia už sienos yra Matas. Bet jisai užsidengė visas užuolaidas. Aš valandas. Pažiūrėkit. Hallo. Da ist gerade ein Hund vorbeigelaufen. Sie wollte das zumachen, damit sie nicht noch mehr ausrastet. Jo, Bibileini, Pupsileini. Sie ist ganz aufgeregt. Man atrodo, čia yra visi kambariai su šunim. Keine Ahnung. Man atrodo, čia visose kambariuose gali šunis gyventi. Gal mes net galėtume Belą pas mus pasimti miegot. Ja, ich weiß nicht, ob wir das... Ir tada, kai išeitume, mes paliktume pas tave Belą. Nes man atrodo, jinai pas tave nelabai norės miegot. Ach, sie will, wenn wir schlafen. Aš žinau, Rano paklausiu, uždaryk dabar duris. Nein, sie schläft weiter, alles gut. Bet jeigu jinai Vincel... Nein. Nu, vienu žodžiu. Tai va, o čia vaizdelis pro mūsų langą, čia labai gerai matysis fejerverkai. Ir čia visi žmonės, kurie apačioje gyvena, jie čia gyvena 100% su šunim, nes... Nu, žodžiu, tai va. Einam dabar atgal. Tai žodžiu, dabar atvažiavom čia prie to viešbučio, kur esame. Į apačią nusileidom, nes viešbutis yra ant kalno, tai mes tiesiog nusileidom į apačią. Dabar, aišku, nieko nematom, bet greitai papasakosiu. Mes norim anksčiau susprogdinti mūsų fejerverkus ir tada važiuoti atgal į viešbutį ir tiesiog iš viešbučio stebėti jau 12 valandą tos tikrosius fejerverkus. Beje, Matas nusprendė nežiūrėti su mumis fejerverkus, nori tiesiog miegoti. Ja, Baby, alles gut. Ihr könnt ja auch gerne von eurem Zimmer weiterführen.